Labas. Tęsime mūsų uždavinius, mūsų standartizuotus ir 27 uždavinys, kurios figūros plotas yra pats didžiausias. Man čia net netelpa figūros, 4 figūros ir ploto skaičiavimas. Tai mes, kaip ir anksčiau, geriausia pasidarykime į stačiakampius, padarinkim šitą figūrą. Aišku, galite skaičiuoti kvadratėlius ir viskas to bus gerai, bet noriu turėti matematiškai spręsti. Aš galite skaičiuoti, kaip sakau, skaičiuokite, viskas yra gerai, žinote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Galite skaičiuoti, niekas nenubaus, bet matematiškai tai nėra pats sprendimas. Tikriausiai padalinkime figūras į stačiakampius, taip? Kaip norim, į kokius stačiakampius. Ir čia atimsime. Taigi, pirmos figūros plotas. Stačiakampiai čia yra 3, čia 2. Čia 3, čia 5, taigi mes turėsime 3 kart 2, čia 6, o čia 3 kart 5 bus 15 plotas šitų kvadratėlių, taigi čia bus 21. Čia mes turime vėl 2 kart 3, tai bus 6, ir 3 kart 4 bus 12, tai iš viso 18 plotas. Čia 4 kart 4, tai bus tiesiog 16 plotas. Nuostabu. Na ir šita figūra galite dalinti šitaip, jeigu norite skaičiuoti atskirai, bet man patinka, pavyzdžiui, apskaičiuoti visos didžiulės figūros plotą ir atimti šitos dalies. Taigi, čia yra 4, čia yra 6, tai bus 24 būtų, bet mes atimam tą mažesnį kvadratėlį, 2 kart 2, tai atimam 4 ir gausime 20. Taigi, matom, kad plotai yra 21, 18, 16 ir 20, reiškia, didžiausias plotas yra būtent tos pirmos figūros. Mes ir pažymime kaip atsakymą, judam toliau. Gerai, kiekvienas apie geometriją, toliau tęsim geometriją, čia bus turbūt visi geometrijos uždaviniai. Taigi, kiekvienas stačiakampis gretasienis yra kubas. Ne, visi kubai yra stačiakampiai gretasieniai, bet ne visi stačiakampiai gretasieniai yra kubai. Tai reikštų, kad specifiškai visos sienos turėtų būti vienodo ilgio. Kaip ir visi kvadratai yra stačiakampiai, bet ne visi stačiakampiai yra kvadratai. Čia ta pati sistema galioja. Ir jei piramidė turi 6 briaunas, tai turi 4 sienas. Aš noriu tai pavaizduoti vizualiai, nes galbūt tai padės. Taigi, piramidė. Piramidė tai yra figūra, kuri turi kažkokį pagrindą. Pavyzdžiui, žinote, piramidės tradicinės Egipto piramidės. Taip. Puiku. Taigi, tai yra piramidė, nuostabu. Ir kiek turi briaunų čia nais? Ir mes matom įdomų dalyką. Jeigu pagrindas yra 4 briaunos, tai aš pažymėsiu 1, 2, 3, 4, ir iš kiekvienos briaunos eina į viršūnę liniją, tai bus dar 4 briaunos. Tai iš esmės, briaunų piramidė turi dvigubai daugiau, negu turi pagrindas kraštinių. Tai jeigu piramidė turi 6 briaunas, taigi pagrindas turi būti tik tai 3. Tik tai 3. Tik tai 3 kraštinės, 3 sienos apačioj. Ir jeigu matome, kad apačioj yra trikampis, tai reiškia, trikampis yra siena ir iš šono dar 3 sienos, nes kiekviena kraštinė turi savo atskirą sieną. Tai matom priekyje, tenais čia priekinė siena, čia gale siena, kitam gale siena ir dugne siena. Tai taip tikrai turi 4 sienas. Tai mes pažymim čia nais taip. Fantastika, įdom toliau. Paviršiaus plotas. Tai čia galbūt nebus labai lengva, tai nebus labai sunku, nes mes žinome, kad priešingos sienos yra vienodo ilgio ploto. Priešingos sienos, nes stačiakampis tai yra figūra, kurio priešingos sienos sutampa. Tai mums reikia sudėti visas sienas ir padauginti iš 2, kad būtų 6 sienos. Taigi, 18 plus 12 plus 24 yra 54. Tiesiog padauginam iš 2 ir gausime 108 cm. Nuostabu. Ir šitas uždavinys yra kur kas sunkesnis jau. Čia tikrai sunkesnis uždavinys. Kaip apskaičiuoti mums šią figūrą? Kaip apskaičiuoti šitos figūros sienų ilgius? Taip? Kaip apskaičiuoti sienų ilgius? Mes turime plotus ir mums reikia surasti
plotus, ilgius, kurie atitiktų sudauginę šitos plotus. Mums padeda, kad visi yra natūraliai skaičiai. Visi natūraliai skaičiai yra keli būdai apskaičiuoti. Pirmas, tai mes galime logiškai galvoti, gerai, jeigu čia yra natūraliai skaičiai, veikiausiai jie visi yra daugmaž vienaženkliai, nes labai maži atsakymai, čia sandaugos, nes jeigu x kart, aš negi parašiau pačioj, va čia x kart y yra 24, y kart z yra 18 ir x kart z yra 12, reiškia, turėtų būti maži skaičiai, mes galim tiesiog pamėginti pasidėlioti, kokie čia gali būti skaičiai, didžiausias yra sandauga šita, tai gali būti 8 ir 3, arba 4 ir 6, arba 2 ir 12. 2 ir 12 netiktų, jeigu būtų ilgis 12, nes mes negalėtume padauginti 12 ir gauti 18, tai negalim, kad būtų ilgis 12, tada negalim, kad ilgis būtų ir 8, nes nėra iš nieko galim padauginti 8, kad gautume 18, tai gal gali būti 6, tai ilgesnė kraštinė, 6 gali būti, tai čia gali būti 6, tarkime, čia 4 gali būti, jeigu čia 4, tai čia 3 ir čia 3, nuostabu. Ir mes tikrai gauname teisingus ilgius, kad ilgis 6, plotis 3, aukštis 4, čia tokiu pamastymo būdu. Bet jeigu norim apskaičiuoti matematiškai, tai mes galime sudėti viską į tokias lygtis. Visų pirma, dvikraštinės x kart y yra 24, mes viską įsistatome, ar ne? Ir tokia vos nelygčių sistema išeina. Jei lygčių sistemos, ir ką mes galime padaryti? Mes galime sumažinti nežinomųjų skaičių iki kuo mažiau. Pavyzdžiui, kad liktų tik tai z nežinomasis. Mes galime išsireikšti x per z prasme ir y per z, reikšminę prasme. Mes galim išsireikšti, kad y tai yra 18 dalintis z, nes mes viską padalinam čia iš z ir čia viską irgi padalinam iš z. Ir mes išsireiškime, kad x tai 12 dalintis z ir taip toliau. Ir tada mes įsistatome šituos nežinomuosius į šitą mūsų sandaugą. Tai vietoj x rašome 12 dalinti iš z kart vietoj y 18 dalinti iš z ir viskas yra 24, ar ne? Šakės. Mes atliekam daugybą, mes sudauginame 12 kart 18 bus tikriausiai 18, 192, 206, akivaizdžiai ne matematikas esu, tai bus 216, ar ne? Z kvadratu nesudauginam lygų 24 šakės. Viską dauginam iš z kvadratu, kad dingtų mums vardiklyje z, nes mes to nenorime. Taigi viską padauginam, čia iš z kvadratu gausim tiesiog 216 neišsiprastins. Kitoje pusėje gausime, kad dauginam iš z kvadratu gausim 24 z kvadratu. Viską dalinam iš 24, kad dingtų koeficientas. Gausime, kad 9 yra lygų z kvadratu, kadangi z yra natūralusis skaičius, tai z gali būti tik tai 3, nes negali būti minus 3. Tai z yra 3. Mes įsistatę į šitą keistą formulę, o dieve, galite nusifolkinti ir pasižiūrėti, skaičiuojame z reikšmes. Ir tada, kai žinome, kad z yra lygų 3, galim visur dėti vietoj z trejetą. Tai čia vietoj z 3, tai y bus 6, o čia x bus 4. Ir mes įsistatome, kad x yra 4, z ir y yra 6 ir z yra 3. Taip, fantastiškai, matematiškai šitą išsprendėme. Sunku buvo. Įdom toliau. 30. O, čia bus labai lengvas, pagaliau greitas, lengvas uždavinys. Dvi lygiagrečios tiesas, kerta trečia tiesė, mes žinome visas taisykles, ar ne, nėra tiek daug skirtingų kampų, tik 2 skirtingi dydžiai iš viso yra, nes visi kartojasi. Čia kryžminiai gretutiniai gali būti, atitinkamieji, vidiniai, priešiniai kampai ir taip toliau. Tai mes žinome, kad 45 laipsnių kampas, kadangi yra atitinkamasis, bus toks pat kaip čia viršui esantis kampas prie x-o, tai jeigu čia bus 45, tai x kampas bus, kadangi gretutinis su 45,
Tai bus 180 minus 45 bus 135, nes gretutiniai kampai sumuoja turi 180 laipsnių. Na ir paskutinė uždavinuką čionais prieš judant toliau, kur aš pamečiau, va. To pasidalinkime vaizdu ir turime šitą nuostabų smagų uždavinį, nežinau ar smagų labai, mes galime spręsti dviem būdais. Pirmas būdas yra, mes galim atimti iš viso stačiakampio tuos trikampiukus. Tai visas pilnas stačiakampis būtų paprasta 8 kart 16, mes gautume 128, ar ne? Aš gražiau parašysiu, 128 kvadratinius centimetrus. Nuostabu. Ir atimkim tiesiog šituos trikampiukus, lygiašonius, kuriuos mes atimam. Tai jeigu čia yra 8, tai čia 4 ir 4, 4 ir 4, 4, 4, nuostabu. Mes visi turime po 4 šito trikampiuko kraštines ir jo plotas vieno šito trikampio bus S lygu 4 kart 4 dalinti iš 2. Tai gausim tiesiog 8. Taip, nes toks yra stataus trikampio plotas. Statinis kart statinis dalinti iš 2. Tai 8, fantastika, 4 vienodi trikampiukai po 8 cm, tai 128 minus 4 kart 8, tai gausime 96 cm kvadratu. Tai čia yra vienas puikus būdas. Kitas puikus būdas mes matome, kad mes galim tiesiog šitie du rožiniai trikampiukai atsiras, jeigu mes tą mėlyną dalį iškelsime čionais. Taip, mes to galim perkelti ir galų gale gauti tiesiog naują stačiakampį, kuris yra tokio dydžio, ar ne? Mes perkeliam iš tuos mėlynus trikampiukus į tuščias vietas ir gausim naują stačiakampį, kurio ilgis vis dar bus 8, o plotis bus tik tai 12, nes mes atimam 4. Gerai, žiūrėkite, tai mes turėsim naują stačiakampį. Gerai, aš jau užtušuoju. Tai vis dar ilgis bus 8, tai plotis, o ilgis bus 12. Tai 8 kart 12, mes vėl gausim 8 kart 12, bus lygu 96 cm kvadratu. Tai du būdai spręsti yra, arba mes atimam trikampiukus, arba darom naują stačiakampį. Wow, daug šitų geometrinių uždavinių ir jie tikrai atrodo visai smagos ir sunkus, bet nieko tokio. Mums pavyks juos įveikti. Štai yra gana paprasta. Mokėkime stačiakampių ir trikampių plotus. Tai tiek. Ačiū už tuos 32 uždavinį ir judėsime su kitais video toliau.